esu labai patenkinta, sveikata labai pagerėjo, pagerėjo mitybos įpročiai, į šeimą po truputį traukiu ir norėjau pagilinti žinias ir iš tikrųjų turiu tokį slaptą norą, turėjau susipažinti su Raminta gyvai. Tiesiog pabendrauti, apsikabinti, nes jaučiuosi jai labai dėkinga už tai, kad jinai mane pastumėjo būtent į sveikos mitybos kelią. Daug žinių ir naujų receptų, įvairių receptų. Būti geroj kompanijai, labai smagus bendravimas, labai paprastų, greitų ir sveikų receptų. Tokio pasiryžimo, kad gali būti kitaip, kad toks emocinio biški pakelimo. Pirmiausia, kad maistas turi būti subalansuotas. Kiekvieną, aišku, išsivežam savo individualiai, ką mes turim daryti, kaip mes turim elgtis su savimi. Pirmas dalykas, turim save mylėti. Antras dalykas, sveikai valgyti. Ir trečia pasakysiu, kavos ant tuščio negerti su pienu. Gerą tokią kompaniją, už tokią šilumą, vadoviai tikrai už nuostabius visus atsakymus visko. Visos būkit laimingos.